You can ask the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Tai sveiki atvykę į mūsų naują YouTube kanalą, kur šiam kanale vien tik remontuosim mašinas ir čia Beatą matysit šiaip labai retai. Aš pats būsiu nepripratęs prie tų dalykų, jūs manau nepripratę, nes čia matysit tik mane ir mano brolį Teddy. Kodėl aš jį vadinu Tedžiu, todėl kai jo vardas yra Teodoras, bet kol ištari tą žodį Teodoras, tai pavargsti, tai žodžiu mes jį tiesiog vadinam Tedžiu ir gali susipažinti, čia yra Teddy. Sveiki. Jis dabiškai nepratęs prie kamerų, bet nieko, priprastų laiko. Tai kas čia pas mums stovi? Ford Mustang 24 metų iš Amerikos su daužtu priekiu, bet tas smūgis nėra toks jau čia ir labai baisus. Ir čia tik pradžia. Čia tik mūsų pirmas projektas iš Amerikos. Ar bus jų daugiau? Nežinau, pinigų nebėra. Šitą mašiną mes aišku savo nepasiliksim, mes ją bandysim parduoti, nes ji nėra viena iš gražiausių mašinų. Ir motors čia yra 2.3 benzas, EcoBoost, bet kilovatų šiaip nemažai kaip tokiam varikliui, 4 cilindrų. Tai Belarusas, kiek cilindrų eina? Gal 4. 4 ar 35 cilindrai, šis variklis turi 315 arklio galių. Tai nėra tiek mažai, su laiku išbandysim, jeigu jis vis užsikūrė. Reiktų klemą pajungti, pabandom pakurti. Ir boosterį reiks pajungti, nes bus nusėdęs akumuliatorius. Tuoj pajungsim. Kažkas subirbina. Čia šiaip boosteris yra ne mūsų, kaimyns yra paskolinės. Ilgesniam laikui. Pas mum būn. Sio, boosteris pajungts. Teddy duodu tau garbę užkurti. Kur akcija? Štai reikia. Čia raktas. Toks vat raktuks. Mygtukų daugiau negu pačioj mašinai. Pabandam. Salons. Šiaip labai gražus. Visur ekranai. Touch screens. Užsikūrė. Labai gražiai dirb. Labai gražiai, bet ilgai negalim kūrenti, todėl kad antifrizą nėra variklį. Tai biškai pakūrensim, parodėm, kad jų užsikūrė. Ir ką? Galim gesinti. Pasaka. Tai vat, tiesiog, reikia pradėti ardyti šitą mašiną, nusimti visas detalės, kurios yra sulamdytos, pamatyti, ką mums reiks dar nusipirkti iš detalių. Aišku, kapots, bamperis, sparnai, čia taip aišku mums reiks jų. Tarp kitko, mes turim jau žibintą. Yra. 450 eurų vien šits žibins. Tai jau 405 eurų yra išleista. Tai bent kažką turim iš detalių, o daugiau nieką visiškai neturim. Bet su laiku turėsim. Einam ardyti. Nu va, pradžia yra jau. Kapots į plasmasę nuimėm. Didžiuoju savim. Žinot, kiek šits Distronics kainuoja vien šitai mašinai? 500-600 eurų. Vien už šitą detalę. Ir jin yra sveika. Tik tiek, kad ją reikės kalibruoti su ADASu. Čia jau 100%. Nes kai būn smūgis, tai po to reikia kalibracijos Distronicam. Ir mano Merse tas pats dabar. Taip pat reikia kalibracijos. Jis niekos neveikia tas Distronics normaliai. Kai nusipirkau mašiną, taip ir neveiktas kalibracija visa, nes niekos nesukalibravau. Šiaip pirmą kartą matau, kad guma čia stovėtų ir laikytos ant tokių špinspelių. Pirmą kartą matau tokį dalyką. Nu bet, Amerika. Čia būtent atsargiai reiks 600 eurų. 600. Piniozai. Šitą panaudosim. Sutaupom. Gerai. Palauk, čia va. Atjung fiškiutę.
Biški laidai yra pakapoti. Dėl to šitą lempą ir neveikia. Realiai turėtų degti, nes jin tik yra iš išorės visą sulamdyta. Visas mechanizmas, visi tie lazeriukai yra sveiki. Viens ne? Ai, viens jau viskas. Tai čia net neapsimūk tvarkyti tokias. Bet šitą fiškę tai reiks sutvarkyti. Šitą reiks sutvarkyti fiškę. Būtinai. Nu ką, reiks sparną nusiimti, nes tas sparnas nei durų neleidžia atidaryti nieką. O likutis jie... Dabar yra tokia šiokį dilema. Tos duris visiškai iki galo neatsidaro, nes vieną kartą darėm ir sparną per šoką sparns ir dabar įsilinkęs ir negali atidaryti durų. Tėdis siūlo apjauti su bulgarkė čia per vidurį, tipo bus geresnis prieims. Bet vis tiek mes čia neprieisim prie durų. Prieisim ar neprieisim, bet pjauti tikrai nepjausim, nes greičiau grybą pripjausim. Palei variklį matosi, kad automobilis buvo smėliuotose kraštuose. Kaip keistai atrodo šits lapuks. Šlykščiai. Kažkoks išlindęs pimpis. O. Amortiks va. Lenkts. Užtat visas rats ir buvo suvažiavęs. Bet kaip viskas gražu, nieks neišpuvė, rūdis nebyr. Nu, 24 mašiną, nu ko norėti. Da viskas šviežu, fresh tą šaltai. Gerai, mažiau klausykit to pezalo, jis net nesugeba atsukti amortizatoriaus varžtų. Kurėš iš jūsų priveržė? Bet ne dėl to, kad nepavalgės, o dėl to, kad jom tiesiog trūka betos. Na, Į kokią pusę? į viršų. O, atsargiai, dantų neįsimuška. Atsargiai. O, atsargiai. Gerai, viskas baigti, labai nesaugiai atrodo. Šiam garaže daužysim, keiksimės, pjausim. Tai jau pradedam daužyti. Čia iš tikrųjų daužyti ir reikėjo, nes čia buvo specialūs varžtai su dantukais, kad neatsisuktų. Tai matai, mes kaip pirmą kartą su Mustangu tvarkomės, tokiu varžtu nesam matę, Mustangą Murtikam. Viskas aišku, dabar prasidės komentarai, buka galviai. Nu, jau komentuoja, ne? Rašyk, nu. Ai, buka galviai. Gerai, rašyk toliau. Na, Dalių krūva tik didėja, bet sveikų dalių dar nematyti. Iš važiuoklės realiai viskas keičiama. Paliksime ramybėj tik vairo traukę. biški reik pasistiprinti. Dar nuo rytą nieką nevalgiam. Sparnėlių, padžiūsiu, ką radau virtui, tai valgau. Tai reik čia valgyti. Yra viena šiokį tokį mini bėdą su kėbulu. Biški pasiglamžęs yra. Ties šitą vietą į ties šitą vietą. Yra du variantai. Ras donorą pjaut čia ir pervirinti naują. Arba daužyti, pjauti ir keiktis. Ką jis čia nusipeza? Niekas nieko nedaužys, niekas nieko nesikeiks. Vešime pas kėbulistą. Visgi mašiną partuosim. Paliekam tą pusę ramybei, tegu inbiški pails, nes nebijokit. Po savaitės aš atdrapalinsiu ją. Nuserdom visą priekį, žodžiu, į čia daugiau nieko nebelika. Čia viskas. Bus visa defektacija atlikta. Mums labai yra svarbu žinoti, kur dinga visas antifrizas, kodėl tuščias variklis nėra vapšė, nei bakėlė, niekur antifrizą. Radiatorius kiek žiems veiks. Tai neaišku, kodėl čia nėra, bet nuserdę priekį, sužinosim. Davai, bandam pavardyti. Priminsiu, čia tėčia pirmi kartai prieš kamerą. Tai dar nėra tos drąsos. Tai pripratinam jį ir palaikom komentaruose. Šitą sveiką lempą ją reikia tausoti ir saugoti. Įdėsiu į bagažinę. 500 eurų. 500 pinigų. Langerons realiai yra visas. Gražus, tiesus, tvarkingas, tik čia gale. Va, pasilankstai viskas. Daužyti, pjaut, keiktis. Supratot?
Šį čia, kai matot, irgi lenkta. Bet realiai visas sulamdytas detalės, nuardėm viskas, visą krūvą va. Čia va yra viskas, kas yra, nu yra sveikų detalių šiaip yra, bet dauguma yra nesveika. Kiek čia? Vienas špinspelis palikts. Šiaip sakiau, kad Betą matysit čia retai, bet kažkodėl jin jau antrą kartą atvažiuoja pažiūrėti, kaip mums sekasi. Opa, daminį pauzė. Žalgirioks. Redbulioks. Dziękujem bardzo. Kaip tu vertini čia visą šitą? Gerai. Ką? Gerai. Dugnas visas realiai yra švarus, bet pažiūrėkite kardaną. Koks rūdijas, nu kas čia per bizabraziją. Rūdis visur. Bet neaišku, kur yra tas antifrizas dingęs. Radiatorius yra sveiks, intercooleris biški gavęs, nu minimalų smūgį. Tai čia gal tiesiog pripilti to antifrizą, čia bus antifrizą. Čia reikia pripilti, žiūrėti, ne? Viskas daug gerėlį išardyta, nu dava kaulų, šitą kaulą būtinai reikia. Šitą ne irgi. Ką? Biški jo. Biški lengvas. Šit. Įtraukęs. Nu, tai kad čia ta visa važiuoklė čia va. 3 kaulai, viso. Dešinė pusė sveika. Nu į viskas. Ką mums dabar reikia padaryti, tai visas detalės persižiūrėti, kurios yra sveikos, kurios yra nesveikos. Nesveikas dėti vieną pusę, sveikas dėti kitą pusę, kur galima patvarkyti. Ir daugiau spręsti, ką darys tas kėbulo darbais. Bet pažiūrim, pabandom įpilti vandens į sistemą. Antifrizą. Kiek būtų distiliuotų. Nu, davai pabandom. Žodžiu, nieks nekiaura, nieks nelūžė. Čia tiesiog nebuvo bačiūkė antifrizą. Musėt kažkas Teksase, nes čia matos pat Teksase kažkas raižinas labai daug dulkių. Tai musėt kažkoks praeivis, jie norėjo atsigerti ir išgyrė visą bakelį. Pripildėma, viskas tu, davė spaudimą, nieks nebėg, viskas tvarkai. Tai bent viena bėda yra išspręsta. Tas plyšės nauja, pravotkė prie gerų. Traversas, buferis. Sveiks. Ir beje, mes žinom, kad ši serija nėra iš ilgiausių, gal kažkam net pasirodys per trumpą, bet ši serija nėra apie ilgį ir tobulumą, tai yra mūsų pirmas žingsnis. Mums svarbiau kokybė, emocija, negu minučių skaičius ekrane. Tai šis klips yra mažas, bet labai svarbus. Jei būsit kartu nuo pradžių, pamatysit, kaip viskas auga, stiprėja ir bus ne tik Mustang. Iš sveikų detalių turim tik tiek. 5 detalės. O čia yra viskas, ko reikia nauja. Aišku, čia atrodo labai daug tų gabaliukų, čia mėtas, čia iš vienas dalės daug dalykų išlūžo, jau vien bumpers kiek yra lūžių. Tai realiai sudėjus iš tų detalių, žibintą jau turim, nieko čia daug nereikia. Kapots, bumperis, sparnas, plasmasikių visokių, kur manau nebrangiai kainuoja. Šitą va gaidžią reikia naują. Ta balkį nežinau. Kaip sakai, tėdė ką daryti su tuo? Nauja. Mest lauką, aišku. Surudijęs. Čia bus gerai metalą išvežti. 5 eurai. Nu į viskas. Į čia da mėtos. Bet čia dugna apsauga sveika. Ir Mustangą šits. Kas čia skambina? Beta, tuoj. Alio. Trikoje reikėjo. Tęsim. Tai va, tos 2 detalės veiks. Tuos irgi metalą, bet gal čia žiemai pasilik, pačiaužyti. Žinai, kaip būn prieš niūrą prisiriš. Na ja, šiaip kapotų nemažai turim, bet čia Mustanga kapots. Čia Mustanga. Čia šiandienai ką, darbai realiai baigti. Da, traversą reikia. Tai traversas mėtas ten, ja. Ne, patinė traversą. Ai, šitą?
Ja. Da, to reikia. Tai va, su antifrizu bėdos įspręstos galėsim kūrenti pusę baką benzės, da yra, įsivaizduojat, amerikietišką benzės, da yra pusę baką. Tai kiek mums kainavo šis Mustangs? 24 metų, kad atsidurtų jis čia garaže, mums išėjo 17 300 eurų su visais mokesčiais, su viskuom. Tiesiai į garažą atvežt, все, mašinai. Pas mum. Mes pasirinkom Pro Transportas ir galiu pasakyti, labai džiaugiamės, todėl kad viskas įvyko sklandžiai, be jokių rūpesčių, nereikėjo mums sukti galvos, kur ta mašina, viskas buvo pranešta, viskas aiškiai išdėstyta ir net patys su savo tralų gražiu pristatė mums šitą mašiną į garažą. Nes pas juos yra A lygio aukciono mokesčiai ir jeigu ateinant pas juos su mano nuolaidos kodu NOIS, sutaupote iki 150 eurų perkant mašiną iš Amerikos. Nu čia varkiu. Tai va, tada esame išleidę ant pirmą žibintą. Žibintą į tą turim dabar, pakol kas. Bet su žibintu nieko nenuveiksi vienu, čia daug daugiau reikia detalių, bet žibins kainavo 450 eurų, tai jau 450 eurų yra jau išleista. Bet kitoj serijai pamatysi čia, kiek dar reiks išleisti. Bamperiai, kapotai, čia traversai, balkiai, žodžiu. Bus dar tų pinigų išleista, bet nieko, mes tas mašinas savo nepasiliksim, mes ją parduosim. Ir jeigu galvojat, aišku, profesionalus dabar žiūrit, čia galvojat, kas čia ta mašina, čia nieko nedaužta, čia centai realiai. Nu, mes irgi matom, kad čia yra centai, bet čia yra mums pirma mašina iš Amerikos. Esam tvarkę kitokių tų mašinų, bet būtent iš Amerikos čia yra pirmas variants. Ir jeigu galvojat, kad šito ir baigsime, tai labai klystate. Nes maždaug už mėnesio atvažiuoja dar vienas amerikietiškas šedevras, bet nesakysiu koks. Atspėkit, tai būtų šiam video tiek. Jūs pabandykite atspėti, kas per mašiną ir susitiksim kitoj serijai, kai jau bandysim kažką lipdyti. Tai vat, hebra. Čiau ir iki kitos serijos. You can ask the flowers.